nes galbūt jūsų asmeninės ribos yra labai silpnos, labai neaiškios ir tada žmonės lipa per jas, ta prasme, jūs turit kiemą, jūs turit daržą, bet tvora yra žema arba jos nėra iš vis. Ir tada bet kas nori, eina, skina, rauna jūsų morkas, skina jūsų obuolius, pasidaro takelius perėjimą per jūsų daržą, nes, žmonės, jeigu jiems leisi, jie eis. Jiems reikia pasakyti stop. Ne visi yra mandagus, ne visi yra suprantantis. Paprastai turbūt, kad kito ribas gerbė tie, kurie gerbė savo ribas, bet ne visada, ne 100%. Pas kitus gali būti labai aukštos tvoros savo ribų, bet kitų ribų jie iš vis negerbė. Žodžiu, vis tiek mes sueinam prie to, kad tu turi pats save gerbti visų pirma. O išsakyti tas, kas nepatinka, pagal logiką, pagal adekvatumą pasižiūrėti. Nes kartais žmonės iš tikrųjų būna labai nagli.